Sveikos brangiosios, turiu laisvą pusvalanduką, nutariau labai greitai padaryti jum trumpą video. Šiandieną negalvokite nei apie partnerius, nei šeimos narius, nei draugus, tik apie save. Susikoncentruokite ties savim, savo realizacija, savo planais, galbūt ko pasiekėt, ko dar nepasiekėt, ko norėtumėt pasiekti. Ir šiandieną pažiūrėsim, kas nutiks iki šių metų galo. Labai trumpas laikotarpis, ar ne, jau ne už kalnų ir gruodžio mėnuo, todėl pažiūrėsim, kas nutiks iki šių metų galo, jau kitus metus nežiūrim, ar ne. Bus šiandieną du variantai, pirmas ir antras. Pirmas variantas pas mus bus, ar jau matosi, lazdų tūzas arba ugnies stichija. Antras variantas bus taurių tūzas. Tai vandens stichija. Neprisirišam, ar ne, prie zodiakų, galbūt tiesiog aš tai įvardinu, ar ne, galbūt kažkam tai labai, kaip čia sako, limpa, ar ne, galbūt pastoviai ieškote sąsajų su stichijom, su zodiako ženklais, tai vat tik dėl to pasakau, bet šiaip labiau akcentuoju į variantus, kuris labiau patinka, galbūt ugnis, galbūt vanduo, galbūt paveikslėlis, galbūt kortų nugarėlė, galbūt skaičius, taip. Tai kadangi laiko daug neturim, pradėsiu iškart nuo pirmojo varianto. Šiandieną pradžiai pažiūrėsim tokią trumpą signifikaciją. Trumpą signifikaciją apie jūs, kad jūs atpažintumėt save. Ar tai apie jūs ar ne apie jūs, galbūt visiškai ne apie jūs, tai nereikia visko tempti ant savęs, kaip visada sakau, tai yra bendri kortų skaitimai ir reikia vertinti adekvačiai, netempti visko į savo gyvenimą, visos informacijos, priimti tai, kas yra geriausia, šviesiausia. Todėl pradžioje pažiūrėsim jūsų signifikaciją. Jeigu save atpažįstate, tada klausom toliau. Jeigu visiškai tai ne apie jūs, tai galbūt tiesiog šiandien ne jūsų kortų skaitimas. Po signifikacijos tada pažiūrėsim, kas jūsų laukia arba kas nutiks iki šių metų galo. Gerai, žiūrim. Taip, pirmas variantas, jūsų signifikacija, kokia jūs esate. Kokia jūs esate. Iškart galiu tai pasakyti. Tai yra pirmas, kas tai galėtų būti. Jūs esate oro stichija, jūs esate svarstyklės, vandenis arba dvyniai, tai čia, bet neprisirišam prie to, čia didžioji dalis žiūrinčiųjų gali būti tokių, ar ne, arba tiesiog labai intelektiškai išsivyščiusi asmenybė, labai protinga moteris, su kuria visada galima rasti bendrų temų, galima pakalbėti įvairiom temom. Taip pat gali būti dalis moterų tokių ganėtinai šaltų. Na kaip šaltų? Čia iš tos serijos, kai prie tokios moters nelabai prieisi ir įprasti flirtavimo būdai arba kažkokie tai tokie, kaip čia sako, namiokai. Tokie vat išsireiškimai jūsų nekabina. Jūs galbūt galite pažiūrėti pro šoną ir nekabino. Tai vat čia ta moteris, jinai intelektualė, visuomet su kuria yra apie ką pakalbėti, įvairiom temom, protinga moteris. Dar parodykit. Na, čia dar yra toksai
mm, nurodo į, na taip, čia gali būti arčiau dvynių moteris, jeigu, nu, žiūrim į zodiakus. Primenu, tai čia tikrai ne visiems, ar ne, bus, bet didelė dalis žiūrinčiųjų gali būti dvyniai pagal zodiaką, ar ne. O jeigu ne į zodiaką žiūrint, tai moteris dažnai, jeigu jūs esate ne dvyniai, o svarstyklės, tai nuolatos svarstote tarp vieno ir kito darbo, tarp vieno ir kito partnerio, tarp vienos ir kitos situacijos, tarp vienos ir kitos šalies, tarp jūs tokia, galėčiau sakyti, ne visada vadovaujatės jausmais, o daugiau protų, todėl apgalvojate visada vieną ir kitą pusę ir dažnai jūsų gyvenime būna taip, kad tiesiog tenka tarp dviejų kažko rinktis, ar ne, kas tai bebūtų. Tai, nu, tokių bus didžioji dalis žiūrinčiųjų. Nu jo, čia žinokit, vat, nu kaip eina, žinokit, labai šiandien ryškiai oro stichija jaučiasi šiandieną. Vat sakau, jeigu tai yra svarstyklės, dvyniai arba vandenis, vat labai labai ryškiai. Nu, bet čia irgi neprisirišam prie to, bet tikrai didelė dalis bus žiūrinčiųjų oro stichijos. Moteris, kurios svajonės dažnai pildosi, vat kartais galite pastebėti, kad vat kažko norite, bet kai negalvojate apie tai užsiciklinusi, bet vat norite ir paleidžiate tą mintį, jūs po kiek laiko tai gaunate. Tiesiog pati galite nustebti, o ašgi to norėjau, ir pildosi. Jūsų svajonės pildosi. Čia dar galimas variantas, va tarkim, jeigu jūs turite šiam momentui pasirinkimą, gali būti pasirinkimas tarp dviejų vyrų, gali būti pasirinkimas tarp vyro ir darbo, tarp vyro ir vat kažkoks tai kažkoks tai gali būti pasirinkimas susietas su vyru, tarp dviejų darbdavių galbūt. Labai aiškiai, arba tai pas jūs dažnai nutinka jūsų gyvenime, ar ne, tie pasirinkimai tokie, arba konkrečiai šiam momentui pas jūs vat, yra pasirinkimas tarp dviejų, gal dviejų darbų, dviejų darbdavių, tarp dviejų vyrų, tarp darbo ir santykių. Vat, nu, vat kažkas tokio, galbūt netgi šiam momentui taip yra. Dar parodykit, kokia moteris. Šiaip tai rodo moterį struktūrą. Vat esate disciplinuota, tvarkinga, turite grafiką, režimą. Čia moteris su stipriu Saturnu. Vat merginos, kurios jau pas mane darėsi sielos formulę, jeigu žiūrite, vat, galbūt galite atpažinti save, tas stiprus Saturnas, stiprus pareigos jausmas, atsakomybės jausmas, disciplina, visako bazė, vat, moteris, kuri yra struktūruota, tvarkinga, disciplinuota, supranta, kas yra žemiški ir visatos įstatymai, nebus ta, kuri apgaudinės, kuri kažkaip nusižengs įstatymui. Vat, nu, yra tas supratimas. Yra.
Ir dar galimas variantas, kad buvo išėjimas iš santykių. Vat didelė dalis gali būti moterų, kurios, ta prasme, pačios savo norų išėjo iš santykių. Tarkim, ne vyras išėjo, o pati moteris išėjo iš santykių. Aplamai moteris gali būti labai empatiška, labai jausminga tokia ir užjaučianti, tokia turinti didelį gailesčio jausmą kitiem vaikam, vyram, žmonėm. Vat turite tą tokį, kaip tai pavadinti, vat užuojautą, pagalbą, gailestis kitiems, vat turite stiprų mėnulį, tai yra vat irgi kurios merginos sielos formulę darėt, tai galite save taip atpažinti, nes jo, vat tas stiprus mėnulis, kuris byloja apie didelę empatiją žmonėm. Dar? Nu ir aplamai bendrai taip galutinis reziumė, moteris su stipriu Marsu. Tai gali būti Marsas formulės centre, tai gali būti jūsų konkrečiai Saulė Avine, tai reiškia, kad kovotoja, nu vat iš prigimties kovotoja ir už save, už savo šeimą, vaikus, aplinką, išvis per gyvenimą tokia kaip kovotoja. Stiprus Marsas. Kas yra Marsas? Vyriškas pradas, vyriška energija. Tai užėjimas į vyrišką energiją, užėjimas į vyrišką, kaip tai pavadinti? Jūs esate nebloga konkurentė vyram, va taip galėčiau pasakyti. Netgi galima pasakyti, kad daug ką žymiai daug ką mokate geriau, produktyviau padaryti negu vyrai. Nu ir vat dugne taip pat gali būti centre Jupiteris arba stiprus Jupiteris. Šiaip tai esate dvasingas žmogus. Suprantat, kas yra, kad mes esam ne tik tai mėsos gabalas, kūnas ir kraujas, kad turime sielas, va toks dvasingas žmogus. Na, manau tiek, pažiūrėjom signifikaciją. Jeigu atpažinote save, pažiūrėjom, filmuoja. Jeigu atpažinote save, tada žiūrim toliau ir pažiūrim, kas jūsų laukia iki šių metų galo. Labai trumpa perspektyva, čia mėnesis su trupučiu. Pažiūrėsim, kas nusimato. Labai puikios perspektyvos dar. Žiūrėkit, kažkokią, jeigu dabar mintį esate pasėjusi, konkrečiai jeigu tai susieta su jūsų karjeros augimu, su kažkokia vizija, kažkokią turite, generuojate, vystote idėją galvoje, jinai, ką jūs vat konkrečiai išvystysit kažkokią tai idėją, planą iki šių metų galo, jisai kitais metais duos didelį proveržį į ateitį. Ta prasme, vat jeigu kažką tai dabar esate sugalvojusi, kažkoks tai, arba tai galbūt verslo planas, galbūt tai yra kažkoks, gal netgi gali būti tas pats santykių planas, galbūt
vat kažką tai jūs dabar esate sugalvojusi, kažkas jūsų galvoje, jeigu kirba, tai kitais metais, ta prasme po naujų metų, tai bus didelis proveržis į priekį. Ir didžiai daugumai tai eina apie darbą arba finansus, galbūt kažkokią vystėte idėją savo, galbūt verslo, galbūt kaip uždirbti daugiau pinigų, kaip finansiškai pakilti. Taip, čia žinokit labai apie finansus, tom, kurios, kam, vat vieniem tai bus grinai su finansais, kitiem kas su jausmais, santykiais, irgi matau kažkokį tai bus žodžių galutinis taškas. Jeigu buvo kažkokie neaiškumai santykiuose, jeigu buvo kažkokie dvigubi standartai, dvigubi kažkokie tai jausmai, bus padėtas taškas ir visa tai pasibaigs iki šių metų galo, o naujais metais, nauja pradžia bus harmonijoj. Ta prasme, kažkokius visus nesklandumus, nesusipratimus, tą dvilypumą paliksite šiuose metuose, o naujus metus pradėsite visiškai kitom nuotaikom. Man rodo, jūs viduje labai viduje ramybė. Jeigu tai, pavyzdžiui, susieta su santykiais, jeigu buvo 2 moteris, 2 vyrai, ten arba kažkokie tai nesusipratimai, nesusikalbėjimai, aukštas ego pas vieną arba kitą partnerį, visa tai bus pabaigta šiais metais, kiti metai bus visiškai su kita nuotaika ir kitokiom perspektyvom. Labai, labai fainas, labai malonu skaityti tokį variantą, žinokit. Labai geros kortos. Dar pažiūrim, ar dar kažką parodys. Žiūrim, ar telpam į laiką. Taip, vat sakau, jūs žinokit, balansas, jūs sutiksite jau netgi galbūt šiuos naujus metus ir įeisite į naujus metus ramybėje, kažkokioje harmonijoje, balanse. Kažkas pasibaigs, tai kas galbūt ilgą laiką vilkosi, galbūt kažkoks bus taškas padėtas, galbūt jeigu jūs kažkokią idėją vystėte, jūs suprasite, kad jau jinai ima realizuotis, galbūt netgi, tuoj aš apie tai galvoju. Taip, jeigu jūs bijojote įgyvendinti tą idėją, jeigu tai apie kažkokį verslą, finansus arba kažkokį tai finansų padaugėjimą, galbūt jūs kažką bijojote daryti, galbūt kažkokios vidinės baimės buvo, tai žinokit, tai bus didelis proveržis į priekį. Tai man rodo, labai puikios kortos, aš net sunkiai žodžius parenku. Bus labai didelis proveržis. Kažką tai užgeneruosit, galbūt jums netgi kažkoks žmogus padės. Man rodo tiesiog nustoti būti tokioj depresyvioj būsenoj. Nedepresuoti, negalvoti, kad neišeis, nesigaus. Bet jeigu mes kalbam apie finansus, apie kažkokį tai galbūt darbą, finansinį augimą, gal verslą, nesvarbu, kas tai bebūtų, nesidėti čia, negalvotis tos negatyviom mintim. Pas jūs bus kažkoks tai labai geras, galbūt variantas, galbūt žodžiu, taip sako, planetos susidėlios taip, kaip turi susidėlioti ir man rodo labai didelį proveržį. Kažką tai sugalvosite, užgeneruosite iki šių metų galo, kitais metais bus didelis proveržis. Jeigu tai susieta su santykiais, tai kažkokie atsiras iki šių metų galo aiškumai ir į naujus metus įeisite balanse, harmonijoje. Tai
Labai nuostabus šiaip variantas, taip, vat, patvirtina mano žodžius. Ačiū labai klausiusiam, ačiū žiūrėjusiam iš pirmo variantą, tikrai malonu skaityti tokius. Pažiūrėsim dabar antrai, kas antrajam variantui. Filmuoju. Gerai. Dabar antras variantas arba taurių tūzas. Šitas kortas, nepykite, bet dėsiu tolėliau, jų negaliu dėti arti kameros, nes jos tokios yra atviresnės. Tai kiek tolėliau dėsiu. Gerai, pažiūrim jūsų signifikaciją, kokia jūs esate. Ir tada žiūrėsime, kas jūsų laukia. Aha, čia moteris aplamai, kaip jūs kaip asmenybė esate labai jausminga. Gali būti netgi didžioji dalis moterų žiūrinčių, gali būti labai lengvai įsimyli, atiduoda savo jausmus, pasineria į santykius. Tarkim, jeigu jau myli, tai myli, jeigu rūpinasi, tai rūpinasi. Čia ta, kuri pasineria giliai į santykius ir atiduoda pilnai save santykiuose. Kitas dalykas, aplamai iš savęs esate labai aktyvi, netgi galėčiau sakyti dvilypė asmenybė. Taip pat, panašiai kaip ir pirmam variante, gali būti moteris sielos formulės centre su stipriu Marsu, arba tas Marsas, jeigu ne centre, kitose orbitose, jisai ant labai stiprių rodiklių. Moteris pajėgi daryti daugiau ir geriau netgi už vyrus. Komunikuojanti asmenybė. Su Merkurijum jūs mokate taktiškai bendrauti, galbūt kažką tai rašote, kažką darote rankomis. Tokia, žinot, smulki motorika. Kažką galite daryti, gali būti tai ir rankdarbiai, gali būti ir rašymas, spausdinimas, siuvinėjimas, kažkoks tai gali būti tokie darbai. Gali būti, kad daug visko darote. Tai nėra tiesiog konkrečiai, gali būti jūsų gal kaip hobis, ar ne, daug visko. Ten vieną dieną biški paneriu, kitą dieną gal pamezgu, kitą dieną kažką tai ten papiešiu, kažko tai daug, ar ne, įvairių veiklų ir tokia smulki motorika. Taip pat, kaip ir minėjau, tokia dvilypė asmenybė. Galite, žinot, kaip sako, ne bipolinis sutrikimas, o bipolinis charakteris, kai moteris vieną dieną nuostabiai švelniai jausminga, o kitą dieną, kai Marsas susidega, tai gali visus tiesiog išnešti, sudeginti ir po savęs nieko nepalikti. Čia yra labai ryškus dvilypumas. Ir kaip visada moterims sakau, su stipriu Marsu eikit sportuoti. Negriaukit savo namų, vyrų, nemuškit. Čia perkeltinė prasme, jeigu supratote, ar ne? Moteriai su stipriu Marsu būtina sportuoti. Labai gerai kardio, bėgtakiai, išsikrauti, eiti netgi pasiboksuoti. Ta prasme, ne į sparingą, ar ne, bet bokso kriaušę nusipirkti, išsilieti. Labai labai gerai su Marsu stipriu.
Dar pažiūrim, kokia jūs. Nu, vat, kaip ir sakau, tas dvilypumas labai jaučiasi. Jūs, sakau, vieną dieną galite tokia būti tikslų sekėja, kuri... Aš čia pažiūrėsiu ir... Aha, gerai, truputį tolėliau nuo kameros, nes negaliu aš arti tų kortų rodyti. Tai čia, vat, sakau, labai aiškus dvilypumas. Vat, kaip ir viena kita korta nurodo į dvilypumą, rodo į... Žiūrėkit, jūs vieną dieną siekiat tikslų, galbūt tokia karjeristė, o kitą dieną galite uogienę virt. Ir namuose ten kokias atsargas daryti, namus tvarkyti, vaikus prižiūrėti. Nu, vat labai jaučiasi dvilypumas. Tokia daug energijos, daug stichijų jumise. Bet yra moteris tiesiog karjeristės, kurios namuose nelabai ką moka daryti. Yra jausmingos moteris, kurios be jausmų irgi nelabai ką gali duoti. Nu, yra tikrai visokių, ar ne? O čia jaučiasi toks dvilypumas, kada moteris gali savyje sutalpinti ir darbą, karjerą, galbūt kažkokius darbus, rankdarbius, uždarbius ir kartu namuose užsiimti buitiniais įprastais dalykais, rūpintis vaikais, materija, pinigais, konservais, uogienėm, bet kažkas tokio, žinokit, labai labai jaučiasi dvilypumas. Taip pat galite turėti stiprią saulę arba centre, arba ant aukštų rodiklių. Kas tai yra? Tai yra dalinai toks egoizmas, vat galite... Jeigu pliusę pragyvenate, tai labai puiku, nes tai motyvuoja jūs siekti vis kažko naujo, ar ne? Jūs galite labai užsidegti savo idėjom, savo kažkokiais norais, tai labai padeda. Jeigu nueinate į minusą, tai pasidaro egoizmas ir diktatūra. Čia kada moteris būna tokia, kad pasakiau ir taškas, ir kitaip nebus. Ir bus taip, kaip aš noriu. Tai vat priklausomai jūs pliusė ar minusė esate, tai tokia labai ryški, stipri asmenybė. Nu, man rodo, kad jūs visą laiką pasiekėt savo tikslo. Jeigu tai, tarkim, noriu to vyro, tai gaunu tą vyrą. Jeigu noriu to darbo, gaunu tą darbą. Jeigu noriu tiek pinigų, gaunu tos pinigus. Rodo kažkokį tai labai čia mane žiūri, antras variantas, labai tokio temperamentinga moteris. Jinai užsibrėžia tikslą, jinai jį gauna. To noriu rankinuko, aš jį turėsiu, ten nesvarbu, po mėnesio 2, bet aš jį turėsiu. Čia labai, sakau, jūsų ta saulė jums padeda. Jeigu, sakau, jūsų formulės centre ta tokia ryški saulė, tai jeigu jinai ne minuse, ne diktatūroje, ne tam tokiam minusiukė, tai tada labai labai tokiai moteriai padeda jinai. Jo, čia labai jaučiasi temperamentas. Jeigu mane žiūri ryški, tokia dvilypė asmenybė, kuri savyje turi įvairių energijų, nuo uogienių, konservų, žolelių prie darbo, karjeros, pinigų uždirbimo ir dar gali būti labai jausminga ir santykiuose atsiduodanti. Čia labai jaučiasi. Čia gal vienintelio, ko nematau, tai oro stichijos šiam momentui, ar ne, šiam skaitime, nes nebus tokia, kad jūs labai daug galvojate. Čia ne ta moteris, kuri svarstys, kaip pirmas variantas labai jautėsi oro stichija, ten labai pasvarstanti, pagalvojanti, čia labiau apie darymą. Čia jaučiasi temperamentas ir čia mažiau galvoju, daugiau darau ir siekiu tikslų, bet čia kažkas tokio. Pažiūrim, čia mus filmuoja. Aha. Tai jeigu jūs save atpažinote, klausom toliau. Jeigu tai ne apie jūs galbūt visiškai jausminga,
ten ne apie temperamentą ar ne, tai tada netempiam ant savęs informacijos be reikalo, galite užsidaryti video ir galbūt apie jūs kitose kortų skaitymuose išgirsim. Taigi, žiūrim, kas jūsų laukia iki šių metų galo. Oi, čia žinokit labai įdomu. Čia, bet tarkim, jeigu kažkokios buvo išdavystės, jeigu buvo melagystės, nesusipratimai, kažkokie tai, kažkokia situacija buvo neaiški, galbūt kažkokie tai pykčiai buvo, dar kažkas paaiškėti turi. Iki šių metų galo turėtų išsirišti kažkokia tai situacija. Taip, tas, kas galbūt jūs labai siutino, galbūt, kas nedavė ramybės, galbūt kažkokios bemiegės naktis buvo, galbūt kažkas tai labai stiprus dirgiklis jaučiasi. Kas vat, jūs labai stipriai dirgino, turi iki šių metų galo paaiškėti. Bet čia labiau rodo apie kažkokį tai vat, apie, jo, net saulė iškrito, paaiškės. Nu, vat, sakau, kažkokios buvo gal nesusipratimai, nedakalbėjimai, kažkas, 7 kardai ir mėnulis, ar ne, viskas, kas paslėpta, neaišku, kažkokie tai, vat, tokie ne visada malonūs įvykiai, tai vat, turi paaiškėti. Nu jo, čia vat, man rodo retro Saturną, tai jo, čia gali būti buvo situacija, tarkim, jeigu tai konkrečiai žiūrėkit, jeigu susijęta su vyrais, su santykiais, ar ne, jeigu galvojate, kad vyras ten, tarkim, jūs išduoda, arba žinojate, kad ten vat, kažkokie va tokie dalykai, negaliu aš tų kortų jum arti į ekraną rodyti, bet retro Saturnas, čia viskas, kas, retro Saturnas yra viskas, kas priešinga tvarkai, įstatymui ir teisingumui. Ir visiems žemiškiam, ir visatos dėsniam. Jeigu vat, ir dar 7 kardai, išdavystės, melagystės, nedasakymai, visų miglos pūtimas, ar ne, tai vat, rodo, kad visa tai paaiškės. Vat, iliustracijoje moteris pakelia sijoną. Viskas taps aišku kaip dienos šviesoj. Tai vat, pas ką atpažinote, jeigu pas ką buvo kažkokia tokia situacija, tai bus labai įdomu paskaityti jūsų komentarus ir parašykite, ar mes čia jūsų situaciją žiūrime. Labai įdomu. Dar gal kažkas bus iki šių metų galo? Jo, žiūrėkit, gali būti ir toks variantas, jeigu tai eina kalba apie santykius, apie vat, ką kalbėjau, ne, tai vėl prie to paties retro Saturno jūs tiesiog galite nusisukti, išeiti, padėti tašką, kardų karalienė ant galo, tai vat, jūs galite pabaigti kažką, ar ne, pabaigti šitą situaciją, vat, sužinosite ir viskas, nukirtau, pabaigiau, arba išaiškėjo kažkoks melas, net jeigu tai nesantykiai, galbūt iš kažkokių net gali būti, žiūri mane didesnis kiekis žmonių, tai gali būti ir kažkokie tai melagystės net ir tam pačiam darbe, ar ne? Aišku, tai, gali būti, vat, pagal tą iliustraciją galėčiau sakyti, labiau tai rodo, aišku, į santykius, bet gali būti lygiai taip pat ir tokiai mėsmaliai tarp žmonių, tai kas gali būti kolektyvas, draugų ratas, ar ne? Galbūt jūs sužinosite kažkokią tai apgaulę, melagystę, kažkokius va tokius, ką jau įtarėt, bet dar nežinojot, tai vat sužinojusi padėsit tašką, nusisuksit, parodysit užpakalį visiems. Ta prasme, labai aiškiai bus, kad viskas, nusisuku nuo tų žmonių, man jų nėra, nesvarbu, kas tai bebūtų, ar tai draugai, šeima, ar ten vyras, dar kažkas, bet tiesiog galutinis taškas. Vat, šitas variantas kiek kitoks nei pirmas, bet irgi labai įdomus.
Dar pažiūrim, ar dar kažką mums parodys. Nebus gal tiek daug įvykių, kai ne tiek daug laiko liko iki šių metų galo. Nu, bet vis tiek pažiūrėkime, ar dar kažką parodys mums. Kalbant apie, kalbant apie, jeigu pinigus darbdavi kažkokį tai, ar ne, kažkas darbe, galbūt kolektyve, galbūt darbdavys, jum gali pasakyti, kad jūs labai išaugote, tarkim, gali tai pasakyti, tu mums atnešiai kažkokią tai didelę naudą mūsų gal įmoniai, mūsų darbui, kažkokiam gal kolektyvui, tipo tavo labai didelis indėlis į mūsų projektą gali būti, netgi taip. Nu, čia įvairūs variantai gali būti, ar ne, kiekvienam skirtingai, bet jeigu tai kalbant apie santykius, tai gali būti, kad konkrečiai vyras jums pasakys, kad vau, kokia tu labai išaugai, nu, ta prasme, finansiškai, galbūt tu labai dvasiškai išaugai, bet su tokiu kažkokiu tai atrodo, jums tai gali pasakyti su kažkokiu tai net tokiu pasigėrėjimu, su tokiu, kaip tas žodis, vat ant liežuvio galo. Na, bet pasakykit jūs man, gaila, kad negalite pakomentuoti, užstrigo ant liežuvio galo. Žodžiu, su tokiu pasigėrėjimu atrodo į jūs, kad, ne, čia ne apie pavydą, bet tokia, wow, atrodo, tikrai verta dėmesio moteris, išaugo gal dvasiškai, gal finansiškai, gal kažkaip malonu jums bus tai klausyti. Tai sakau, priklausomai, ar tai galbūt darbdavys, galbūt vyras, galbūt partneris, kažką jums iki šių metų galo pasakys, kažkokį tai galbūt tokį komplimentą, pastebėjimą, kad jūs tikrai labai verta dėmesio moteris. Jūs tų žodžių ilgai laukėt. Čia toks medus ausims bus. Jo, nu žinokit, šiaip tai geros kortos iki metų galo, nematau kažkokių tai blogų dalykų, kad kažkas reiktų pasisaugot, ne, bet matau, kad metus pabaigsite ramiai, ganėtinai taip tokioj ramybėj, tokioj stagnacijoj, be kažkokių didelių permainų. Bet tik tai sakau, kad gali būti, kaip ir minėjau, kažkas paaiškės. Bet jūs tai labai kažkaip natūraliai, lengvai, matau, pernešite. Tiesiog nusisuksite ir galvosite, ai, daug turinių kelia. Nu, maždaug taip. Kažkaip labai nematau audringų tokių emocijų, kad pergyventumėt, kad kažkoks stresas būtų, čia psichologinės problemos, bet kažkaip taip natūraliai ir nueis. Kitus metus turėtumėt pradėti labai tokioj balansą, ramybėj. Jo. Tai primenu, tai yra bendri kortų skaitimai ir vertinam adekvačiai. Jeigu girdite, kad tai 100% apie jūs ir žinote, kad tai jūsų istorija, tada šaunu, bet jeigu tik tai ten 50% atitinka, nes tai yra bendra, ar ne, kažkiek gali būti pagal energetiką jūsų, kažkiek ne jūsų, tai yra bendra energija, ar ne, tai netempkite visko ant savęs ir kaip visada sakau, iš kortų skaitimo paimkite tik viską, kas geriausia. O kas bloga ir kas jums nepatinka, viską palikite čia, šitam video. Tai labai ačiū klausiusiam, ačiū žiūrėjusiam už antrą variantą. Labai bus įdomu paklausyti jūsų komentarų, jūsų pastebėjimų kažkokių. Tai aš turbūt čia užsikalbėjau, ar ne? Na, truputį 10 minučių. Tai labai ačiū už dėmesį, ačiū už laiką skirtą man ir iki pasimatymo kitose video.